Palanga jau paskutinėse varžybose prieš Prienus įrodė, kad nėra jie tokie outsideriai, iš tikrųjų komanda dabar susikomplektavo, kaip turėjo būti sukomplektavus nuo sezono pradžios. Manau, per vėlai jie pajuto savo žaidimą, iš tikrųjų su tokia komplektacija tikrai nebūtų paskutinėje vietoje, jeigu būtų pradėję žaisti nuo sezono pradžios tokios. Tai tikrai čia nieko nuostabaus, kad buvo įtemptos varžybos. Pabaigoje tas gal ilgesnis atsarginių žaidėjas Šalelis davė savo, nes paskutinės 3 minutės buvo praškai vienus vartus. Kas be ko, kiekvienas žaidėjas, prasme, kiekvienas varžybas nežais to lygiai, tad ilgas žaidėjas Šalelis išėjo, nauja energija, tai tikrai padeda. Kokį įspūdį paliko komandos naujokas mūsų, kurie šiandien? Matos, kad jam trūksta, matos, kad nežaidęs sezono pradžioj, bet tikrai turi supratimą apie krepšinį, gerą europietišką krepšinį ir manau, kad dar porą varžybų tikrai padės komandai. Paskolio šiandien surinkai dvigubą dublį. Paskutinį kartą, kai žaidė prieš Palangą, taip pat žaidė sėkmingai. Čia prieš kokią komandą tau sekas? Prieš silpnas komandas gali sužaisti. Pats sakei, kad tai silpna Palanga. Tu pats sakei, kad silpna komanda. Fanų palaikymas šiandien buvo svarbus, ar ne? Iš tikrųjų, manau, kad čia mūsų fanų buvo daugiau negu Palangos fanų. 300 su kapeikom kilometrų nuo namų. Malonu, kad tiek žmonių susirinka pas mumis.